Sveiki. Rugpjūčio 28 dieną dalinis mėnulio užtemimas. Ko tikėtis iš šio užtemimo? Kokias jūsų gyvenimo sritis įtakos šis užtemimas? Ir kaip galite savarankiškai pasižiūrėti, kokias gyvenimo sritis paveiks užtemimų ciklas per artimiausius 1,5 ir 2 metus. Apie viską iš eilės. Pirmiausia, pradėkim nuo to, kad šis užtemimas vyks žuvų ženklo 5 laipsnė. Tai jeigu žuvų ženklo 5 laipsnė, taip pat arti 5 laipsnio, gali būti 2 laipsnių paklaida, turite kažkokią tai planetą, iš karto žiūrėkite, kokį būstą ta planeta valdo. Aš iš karto pailiustruosiu savo pavyzdžių, nes panašu, kad laimėjau prizą ir šitas užtemimas kaip tik yra ant mano mėnulio. Štai matot, mėnulis 5 laipsnį, na ir mano gimimo horoskope mėnulis 6 laipsnį. Tai vienareikšmiškai čia įtaka yra ir tiesiog žiūrim, ką tas mėnulis valdo. Pirmą būstą aš, mano gyvenimo kelias, mano pasirinkimai, kokiam būste yra šitas pilnaties mėnulis, šitas tranzitinis mėnulis. 10 būste karjera, reiškia įtaka yra susijusių su karjera ir gyvenimo pasirinkimais, gyvenimo keliu. Na, o kadangi mėnulį aspektuoja visos 3 tolimosios planetos, tiek Plutonas, tiek Neptūnas, tiek Uranas, tai galima tikėtis iš esmės esminių stiprių pokyčių. Na, aš jau numanau, kokį čia prizą laimėjau, jau labiau, kad artėja kelionė į Indiją. Dabar grįžtu atgal į šitą pagrindinį langą. Kaip ir sakiau, tiesiog atkreipkite dėmesį, kokiame žuvų laipsnėje pas jūs yra kokios planetos. Jeigu tos planetos yra arti 5 žuvų laipsnių, vienareikšmiškai įtaka bus daroma. Tuomet žiūrėkite, kokiusgi būstus valdo tos planetos. Dabar aš taip pat iš karto iššoku į internetinį puslapį ir parodau, kaip jūs galite pasitikrinti, kur kokiame būste pas jūs yra planetos. Čia reikia mokėti anglų kalbą. Į Google paieškos langą įrašote Free Birth Chart Calculator, ar ne, išmeta jums sąrašą ir pastaruoju metu mano vienas mėgiamiausių yra štai šitas AstroSeek puslapis, šiuo atveju antrasis. Spaudžiat, na ir truputį žemiau pavažiuojat, susivedat, tikrai kiek tikrinu pakankamai tikslus. Ir dabar dar grįžtu į Time and Date puslapį, kaip ir minėjau ne kartą mano vienas mylimiausių puslapių, kur galite užtemimus stebėti gyvai. Tai kaip matom, šis užtemimas bus matomas Šiaurės ir Pietų Amerikoje, taip pat Europoje ir Afrikoje. Ir štai čia netgi galima užtemimą matyti gyvai. Štai čia matom, ar ne? Ir Lietuvoje šis užtemimas taip pat bus matomas, turėtų būti matomas. Tačiau pats jo maksimumas, kuris vyks 6 ryto 18 minučių 28 dieną penktadienį, nebus matomas, nes mėnulis bus žemiau horizonto. Bet užtemimo pradžia yra 4 ryto 23 minutės. Tačiau, kai žiūrėjau orų prognozę, mačiau, kad bus apsiniaukę. Tai kažin, ar mes iš vis galėsim tą mėnulį stebėti. Dabar vėlgi grįžtu atgal į pagrindinį langą ir tada trumpai apie tai, kokią įtaką apskritai turi šis užtemimas ir vėliau pereisiu prie to, kaip savo galite pasitikrinti, kokiasgi čia tas gyvenimo sritis įtakos šis užtemimas ir sekantis, kur, kaip minėjau, vyks per artimiausius 1,5–2 metus. Tai dabar, kaip ir minėjau, kas yra svarbu, kad mėnuliui įtaką daro visos 3 tolimosios planetos – Plutonas, Uranas, čia Neptūnas ir Uranas. Tai visos 3 tolimosios planetos daro įtaką. Mėnulis atsakingas už protą, už mūsų vidinį pasaulį. Šiuo atveju čia yra protas ir visas mūsų jausminis pasaulis. Įprastai užtemimai ir turi tokią įtaką, kad mes jaučiame atitinkamą
vidinį spaudimą, kažko pradedame norėti. Ir čia dalinis mėnulio užtemimas vyksta, kaip ir visi mėnulio užtemimai, per pilnatį. Pilnatis yra išpildymo metas. Tai mes kaupiamės, kažkas mumise vyksta, kažkokie tai pokyčiai, kažko pradedame norėti, kažkur mus traukia, norime kažką taip pat pakeisti arba galbūt daug dirbome, įdėjome savęs ir tikrai laukiame išpildymo. Taip pat, jeigu atkreipia dėmesį, laikas tarp dviejų užtemimų, šiuo atveju rugpjūčio 12 ir rugpjūčio 28 diena, apskritai visas rugpjūtis yra gerokai intensyvesnis. Intensyvesnis reiškia, kad gerokai daugiau įvykių yra, gerokai daugiau įvykių vyksta. Na ir per pilnatį nenuostabu, kad ir per paprastą pilnatį vyksta gerokai daugiau įvykių. Tie, kas dirba medicinos įstaigose, serviso tarnybose, su klientais aktyviuose pardavimuose, manau, kuo puikiausiai supranta, apie ką aš kalbu. Tai reiškia, kad pradedami yra judinti giliausiai sluoksniai mumise, atrodytų kažkas vyksta su mumis, bet dar galbūt negalime įvardinti kas, kadangi būtent šis užtemimas, kaip ir sakiau, Mėnulį veikia 3 tolimosios planetos, o 3 tolimosios planetos tikrai turi stiprią, kaip dabar populiaru sakyti, transformacinę įtaką didelių permainų. Tai Plutonas ir Uranas atsakingi už tikrai didelės, stipres, ženklės, ryškias permainas. Tai panašu, kad vyksta tam tikri giluminiai procesai žmonijos sąmonėje, ne tik pas kiekvieną atskirai, bet ir bendrai kolektyvinėje žmonijos sąmonėje. Tai ir gerai, kad taip vyksta, nes dabar patys, žinot, gyvename tokiu laiku, kada mums nuolat aiškina ir grasina, kad bus karas, bet kažkaip niekaip jiems nesiseka, nes tas karas vis kaip neprasideda, taip neprasideda. Ir kaip minėjau, rugpjūčio 12-osios užtemimas, kuris nesenai įvyko, tikrai buvo pakankamai geras ir toks, kuris skatina, kad daug kas išaiškėtų. Tai pasaulinėje arenoje pakankamai daug skandalų išlindo į paviršių. Lietuva irgi nepaslaptis. Na ir šis užtemimas taip pat nėra sudėtingas. Jeigu žiūrėti iš tos pusės, kaip minėjau, kad vis čia gąsdina ir grasina, kad tas karas bus, tai tiesiog užtemimo metu, balandžio 28 dieną, Avino ženkle, kuris yra karo ženklas, yra labai silpnas ir paliegęs Saturnas, švelnus Neptūnas, tai tas karas čia yra užslopintas. Na ir Marsas, kuris yra karo dievas, kartikėja, kartiksvami, yra Vėžio ženkle. Na ir Vėžio ženkle Marsas, kaip aš sakau, yra nukvakęs. Tai sunku būtų kariauti ir ačiū Dievui, kad kariniai veiksmai nesiplečia ir kad šitas užtemimas tikrai yra palankus ir susijęs su tuo, kad vyksta stiprus giluminiai pokyčiai kolektyvinėje žmogaus sąmonėje ir mes kiekvienas galim individualiai pajausti, kas su mumis vyksta. Tiesiog tai reikia mums susivesti savo gimimo horoskopą ir pasitikrinti, kokias planetas turime žuvų ženkle. Taip pat, kas yra svarbu, mums reikia pasižiūrėti, kokiame būste yra žuvų ženklas mūsų gimimo horoskope. Galbūt kažkokio tai būsto riba yra būtent ties žuvų ženklo 5 laipsniu. Dar kartą apibendrinsiu. Svarbiausia, kad turite pasitikrinti, kokios planetos pas jūs yra žuvų ženkle, ypatingai 5 laipsnė, arti 5 laipsnio. Taip pat labai svarbu, jeigu kažkokio tai būsto riba yra arti 5 laipsnio ir galų gale apskritai, kokiame būste pas jūs gimimo horoskope yra žuvų ženklas. Jeigu planeta, kaip ir rodžiau pavyzdyje, yra jūsų žuvų ženkle arti 5 laipsnio, iš karto žiūrėkite, kokį būstą ta planeta valdo. Tai reiškia, bus paveiktos 2 sritys, tikėtina gali būti 2 sritys, o jeigu tų planetų yra daugiau, tai gali būti paveikta ir daugiau sričių.
Šitas užtemimas yra paskutinis žuvų ženkle ir jis užbaigia tam tikrą ciklą. Taip ir mūsų gyvenime gali užsibaigti tam tikras ciklas ir taip pat dar galite pasitikrinti, kas vyko jūsų gyvenime prieš 18 metų. Čia kalbu konkrečiai apie būtent šį Saros ciklo užtemimą, kuris, kaip ir įprasta yra Saros ciklams, kartojasi kas 18 metų. Tai 2008 metais, rugpjūčio mėnesį, vyko to paties Saros ciklo užtemimas. Tai galite pasitikrinti, kokia tema vystėsi jūsų gyvenime. Na, aš jau pasitikrinau savo, užtemimas eilinį kartą vyko netoli mano karjeros būsto ir jau buvo metai laiko, kai buvau įsidarbinus ir labai džiaugiausi savo naujų darbų. Patys mėnulio mazgai, jie yra jau Vandenio ir Liūto ženkle. Ir nuo dabar 1,5 metų šitie mazgai, kaip aš sakau, atbulai judės Vandenio ir Liūto ženklais. Ir čia iš karto galit pasitikrinti, kokiuose būstuose pas jūs yra Liūto ir Vandenio ženklas. Nes sekantis užtemimas, kuris vyks vasario 6 dieną, tai bus Saulės užtemimas ir jis vyks būtent Vandenio ženkle 17 laipsnėje. Dabar, kad nesusipainioti, aš kalbu apie dalinį mėnulio užtemimą, kuris vyks rugpjūčio 28 dieną Žuvų ženkle, nors mėnulio mazgai, jie yra jau Vandenio ir Liūto ženkluose. Tai čia yra antras dalykas, kurį galite pasitikrinti, kaip aš minėjau, kogi tikėtis 1,5–2 metų laikotarpyje, nes čia įtaka jau yra prasidėjusi, jau jinai yra prasidėjusi šį visą rugpjūtį ir jums tik tai reikia susižinoti, kokiegi pas jūs būstai yra Liūto ir Vandenio ženkluose ir aš trumpai pakomentuosiu. Tai pradėsiu nuo pradžių. Jeigu pas jūs Liūto ir Vandenio ženklai yra 1 ir 7 būstuose, tai būtų ašis 1 ir 7 būstas, aš ir partnerystė, aš ir meilės santykiai, aš ir kitas žmogus, aš, mano gyvenimo kryptis ir mano verslas, aš ir svarbios užsienio kelionės. Tai vadinasi, kad 1,5–2 metus šiuose sritise ir jos abi tos mano paminėtos sritis, pavyzdžiui, aš ir kitas, jos yra tarpusavėje persipinusios. Vyks svarbus pokyčiai, bus priimami svarbus sprendimai. Jeigu Liūto ir Vandenio ženklai pas jūs yra 2 ir 8 būstuose, tuomet galite tikėtis kažkokių tai finansinių reikalų, nes 2 būstas yra, kaip aš uždirbu savo pinigus, 8 būstas yra kitų žmonių pinigai. Kaip aš esu susijęs su kitų žmonių pinigais. Tai gali būti paskolos, tai gali būti jūsų sutuoktinio ar sutuoktinės pinigai, tai gali būti jūsų paveldėjimai. Tai vienaip ar kitaip tos dvi sritis bus kažkaip persipinusios. Galbūt ateis laikas, kada jums reikės atsisakyti kitų žmonių finansinių resursų, ne tik finansinių, bet ir kitų materialių resursų ir pradėti dirbti pačiam, stengtis užsidirbti savo pinigus. Jeigu šita Rahu Ketu ašis pas jūs keliaujanti per Vandenio ir Liūto ženklą yra 3 ir 9 būstuose, čia bus įtakojamos tokios sritis, kaip pavyzdžiui sportas, jūsų valia, ryžtas, drąsa, kolegos, bendradarbiai, profesinės kvalifikacijos, mokymai, aukštieji mokslai, dėstytojavimas, mokytojavimas, piligriminės kelionės. Iš esmės tai gali būti tiesiog tam tikri mokslai ir žinios, kurias turite įgyti, kelti savo kvalifikaciją. Jeigu
liūto ir vandenio ženklai pas jūs yra 4 ir 10 būste, čia spręsis namų, nekilnojamo turto ir karjeros klausimai, taip pat tėvų klausimai, nes 4 būstas atsakingas už mamą, o 10 už tėtį. Ir 4 būstas atsakingas už tai, kaip gebate laimę kurti, o 10 už jūsų aukščiausius pasiekimus. Ir atkreipkite dėmesį, kad šios mano paminėtos 2 sritis, kaip pavyzdžiui mama ir tėtis, jos bus persipinusios. Arba kaip aš sugebu laimę kurti ir kaip nuo to priklauso mano aukščiausiai pasiekimai. Ir visada kartoju, pasistengkite įnešti kuo daugiau sąmoningumo, taip galite įtakoti ateitį ir savo likimą. Jeigu liūto ir vandenio ženklai pas jūs yra 5 ir 11 būstuose, turėsite reikalų su visuomeninėmis veiklomis, organizacijomis, diplomais, sertifikatais. 11 būstas, čia jo pagrindinės reikšmės, įplaukomis, premijomis, na, o 5 yra mano hobiai, savirealizacija. Taip pat 5 būsto reikšmės mantros, jantros, amuletai, kaip aš realizuoju save per savo dvasinį kelią, per savo pomėgius arba net vaikus, nes 5 būstas taip pat yra vaikai, o 11 yra grupės. Galbūt jūs esate mokytoja ir dirbate su vaikais, dirbate mokykloje, galbūt organizuojate renginius, galbūt rengiate edukacijas vaikams ir tai čia gali būti poveikis, įtaka, priimami svarbus sprendimai 1,5–2 metų bėgyje. Tai va čia yra tiesiog, aš miniu tas vietas, per kurias keliaudamas Rahu ir Ketu arba Rahu ir Ketu ašis, šiuo atveju per liūto ir vandenio ženklus, jie daro įtaką tom jūsų gyvenimo sritim ir tas sritis aktyvuoja. Dabar jeigu liūto ir vandenio ženklai pas jūs yra 6 ir 12 būstuose, tuomet įtakojamos tokios sritys kaip pasiaukojimas, pasitarnavimas, darbas paslaugų sferoje, ligos, sveikata, sveikatinimasis, atsiskyrimas, labai tolimi kraštai, ašramai, vienuolynai, psichiatrinės ligoninės, galbūt įsidarbinsite tokioje įstaigoje. Na ir būsite valstybės tarnautojas, kas yra 6 būstas, o galbūt paliksite tokį darbą arba pagaliau išeisite iš savo darbo. Tai tokiu būdu pasinaudoję visagaliu Google galite pasitikrinti, kur pas jūs gimimo horoskope, kokiuose būstuose yra liūto ir vandenio ženklai. Ir tada dar kartą pakartosiu, turėkite omeny, kad jau nuo šio rugpjūčio Rahu ir Ketu ašis keliauja per šiuos ženklus. Štai čia Rahu, štai čia Ketu. Ir šita ašis, kadangi šitie mazgai visada yra tiksliai vienas prieš kitą, jie daro įtaką 2 būstam. Reiškia, paveikiamos yra 2 pagrindinės gyvenimo sritis. Aišku, jų gali būti ir daugiau, nes, kaip ir minėjau, kiekvienas būstas turi pakankamai daug reikšmių. Tai jeigu taip apibendrinam, pirmiausia žiūrim, šis rugpjūčio 28 užtemimas yra žuvų ženkle ir tikriname, ką turime žuvų ženklo 5 laipsnė arba arti 5 laipsnio. Tai gali būti planeta arba būsto riba ir tas būstas irgi turi atitinkamas reikšmes ir jau savo YouTube kanale esu įkėlus 8 video apie 8 būstus, kuriuos galite pasižiūrėti ir pasitikrinti, ko galite tikėtis, kas čia yra įtakojama. Na ir antra dalis, kurią galite pasižiūrėti, ir čia įtaka įvyksta nuo šio rugpjūčio plus 1,5–2 metų į priekį. Tiesiog pasitikrinkite, kokiuose būstuose pas jūs yra Rahu ir Ketu ašis ir tiesiog žiūrėkite būtent tą ašį, žiūrėkite 2 būstus. Tai va, tai tokios būtų mano rekomendacijos. Linkiu visiems gerų, stiprių pokyčių ir tikėkimės, taip kaip keičiamės mes, taip ir keičiasi pasaulis ir kad šita kolektyvinė sąmonė yra įtakojama geriems dalykams, geriems darbams.
Taip matykime, taip nusiteikime, taip ir bus. Ačiū ir geros dienos visiems. Susitiksim konsultacijose ir renginiuose. Iki.